bendradarbiavimą su Nuari pradėjau prieš 6 metus ir tada jinai buvo tokia mažiau gal žinoma, vis tiek nišinė, natūrali, butikinė kosmetika, bet jau jinai buvo tokiose prabangiose vietose, kur galima rasti išskirtinės kosmetikos. Ir aš pirmą kartą mačiau New York'e Barney's, pabandžiau, paskaičiau tą filosofiją, paskaičiau apie jų kūrėją. Ir per 6 metus pokytis buvo tik tai į gerąją pusę. Pati Nuari kosmetika yra labiau laikoma kaip natūrali, bet tokia gal sakyčiau nauja kategorija atsiranda kaip premium natural, kuomet sudėtis ir ingredientai nėra tik tai kažkokie hidrolatai ar keli ekstraktai įvardėjantis tą natūralumą, bet atsiranda jau prabangesnės medžiagos, turtingesnės, bet vis tiek išlaikomas yra tas 100% natūralios kilmės filosofija. Kartu ir išlaikomas yra tas vadinamas jų shelf life'as. Pačioje pradžioje mes turėjome Nuari keisti nuo lentynų kas 6-8 savaitės priklausomai nuo serijinio numerio ant pakuotės. Tai būdavo ant dėžutės užrašytas toksai batch number ir mums praneša elektroniniu paštu, kad dėl šviežumo, dėl įsipareigojimų 12-13 savaičių turime visiškai keisti visą seriją tam, kad išlaikyti šviežumą. Dabar Nuari sugeba be kažkokių konservantų ir papildomų filerių technologiniu būdu išlaikyti kosmetiką jau gerokai ilgiau ir buvo 6 mėnesiai, 9 ir planuojama natūraliu būdu pratęsti iki 24 mėnesių galiojimo ir tai nesiskaito nuo atidarymo, o nuo pagaminimo datos. Tai daugelis kosmetikos yra rašomas toksai simbolis ant tokia tarsi dėžutė ir simbolis skaičius. Tai Nuari išskirtinai yra nuo pagaminimo datos. Tai manau, turbūt rinksis žiūrėti įrašą, kas nesusirinko. Nežinau, ar Gintarei ir Rūtai įmanoma pasijungti kamerą, kad matyčiau apskritai progresą, kaip ten pavyksta užsidėti priemonę ir ją nusivalyti. Bet jeigu tokios galimybės neturit ar nenorit, tai tada tempą bandysiu diktuoti aš pagal save. Pirmasis etapas ir šiandieną aš kaip tik ryte jo laukiau ir jį praleidau, tai yra nuvalymas. Ir rinkinyje, kurį įsigijote, yra šiek tiek mažesnio dydžio kelioninės putos, vitalinis putojantis prausiklis ir odos valiklis. Ir šitas nuvalymo etapas yra labai svarbus, todėl kad per naktį, čia jau kalbant apie rytą, kokį mes turim dabar, per naktį mūsų oda valosi, mes prakaituojame, išsiskiria ir sebumo ir vyksta natūralus odos metabolizmas, todėl nuvalyti odą ryte irgi yra labai svarbu, ypatingai tokią, kuri riebaluojasi, kuri kemšasi, aknės kažkokie tai epizodai. Jeigu netgi yra ir spalvos netolygumas, odos papilkėjimas, labai irgi svarbu tą odą ryte nuvalyti nuo to, kas vyko pas ją per naktį. Jeigu vakare naudojate daugiau makiažo, tai galbūt reikėtų ir keletos kartų aplikacijos, bet kadangi tai dabar yra rytas, tai pradėsime nuo švarios odos tiesiog nuvalymo ir paruošimo kitiems etapams ir pašalinimo, kas susikaupė per naktį. Pats praustiklis, jo kvapas, tarp kitko, nėra sudėtyje absoliučiai jokių parfumuotų kvapų, nenatūralių, sintetinių. Taip pat jų kvapas jis tokį duoda aromaterapinį pojūtį ir tekstūra yra labiau kremiška negu putojanti. Ir tas pojūtis ant veido, kuomet putos pavirtusios į kažkokį tai kremą. Nepamirškite, dekoltė yra toks irgi labai harmonizuojantis ir atpalaiduojantis, nes tai tarsi nėra tas agresyvus nuvalymo metodas,
o labiau jaučiasi ta oda švari ir spindinti, bet nekompromituotas hidrolipidinis barjeras. Siūlau visada nepamiršti dekolte ir kaklo. Kaklas lygiai taip pat kemšasi. Dekolte zona irgi atrodo kartais su kažkokiais tai lengvais bėrimais, yra netgi ir komedonų. Mano kaklas irgi linkęs kimštis, nes vis tiek prakaituojam, naudojam kažkokius kvepalus, kremus ir viską reikėtų pašalinti. Tai jeigu yra vakaras, jūs jau patogiai įsitaisote prie savo kriauklės, tai aišku, tas nuvalymas turėtų būti daugiau sukamų judesių, daugiau įamulguoti tas vietas, bet čia mes tokį dabar turime greitesnį etapą ir puikiai tinka tam šluoste. Jeigu yra labai labai sausa oda, tai nuo bet kurio nuvalymo etapo gali ją traukti, tai nereiškia, kad netinka pats prausiklis, jeigu šiek tiek įvyksta tempimas, tiesiog tai odai reikia papildomų hidrolipidinės plėvelės atstatymo. Galim keliauti prie pačio svarbiausio etapo, o kodėl jis svarbiausias, nes vis tiek įsigijote būtent šitą enziminį šveitiklį. Ir yra jo 2 panaudojimo būdai. Tai pirmasis būtų tas toksai gausesnis, labiau kaip treatmentas, tai yra 3-4 paspaudimai pačio produkto. Nes mes jau atliksime tokį giluminį valymą ir paruošimą kitom procedūrom. Ir berti tą pudrytę, sakykime, tiesiog, kad apibirėtų visas tas pirminis produktas, ką mes ir spaudėm. Antra galimybė yra mišriai, papilkėjusiai, praradusiai gyvybingumą, besikemšančiai, turinčiai užterštus komedonus, akne, grublėtą odą, porėtą odą. Galima ir labai rekomenduojama naudoti kiekvieną vakarą, bet tada nereikėtų naudoti taip gausiai, kaip tarkim kelis kartus į savaitę, užtektų žirnio dydžio produkto ir užberti ant viršaus tų pačių miltelių. Patys ingredientai, aš galbūt ir nespėjau paminėti iš jaudulio apie prausiklį, tai jeigu dabar jau pradėsim ingredientus, tai ištaisau, noriu paminėti, kad tarkim šitose putose yra ir kviečių gemalas, ir betainas, kas padaro tą tokį netokį agresyvų prausiklio efektą. Yra naudojami granatų enzimai ir ridiko šaknies, ir aišku dar yra ir glicerinas, kuris labai taip maloniai paruošia odą tolimesniem etapam. O pačiam šitam šveitiklyje, tai yra pagrindinės, tarkim, ne kaip ir 2 medžiagos. Pirmoji, kurią išspaudžiau, būtent ta kreminė tekstūra, tai turi ir skvaleno, ir taukmedžio, irgi lygiai taip pat ir avižų gemalo, įeina ir acerolos vyšnios ekstraktas, tai jau ten fermentuojami dalykai. Bet pati ta pudrytė, jinai yra padaryta iš džodžiobos grūdelių, kurie yra labai minkšti, ryžių miltai ir aloe vera įkapsuliuotos tokios kapsulytės, kad odai nebūtų abrazyvo ir kad jinai labai maloniai eksfoliuotų ir ne per daug agresyviai. Tai dabar išsirinkite, nuo kurios vietos pradėsite. Aš dažniausiai pradedu nuo smakro ir keliauju į tą zoną. Ir tas vietas, kurios man linkusios kimštis, šerpetoti, nes galima naudoti ir odai, kuri pernelyg daug šerpetoja, arba tarkim po kažkokių tai rūgštinių procedūrų, kai vis dar įvyksta odos lupimasis, jas patrinu. Tas vietas, kur linkusios, pavyzdžiui, labiau kimštis. Ta zona mišriai odai, riebiai odai ypatingai gerai įtrinti giliau, todėl kad naudojamas makiažas ir SPF-as. Jeigu naudojate saulės apsaugą kiekvieną dieną, tai dažniausiai beveik visose produktuose yra silikonai. Silikonai yra neišvengiamai ir makiažo priemonės, ypatingai skystoje pudroje. Tai būtent tas makiažo pagrindas, kad jisai dengtųsi maloniai, kad jisai laikytų visą dieną, jame neišvengiamai bus silikonų. Jeigu matinį efektą suteikia ir
saulės apsauga, tai bet kuriuo atveju ten bus įdėti silikonai. Būtinai atkreipkite dėmesį ir jeigu tą produktą naudojate kiekvieną dieną. Silikonai iš esmės nieko nėra tokio blogo. Sunkiausia yra juos nuvalyti ir juos blogiausiai reaguoja odos su problemomis. Pats silikonas, jisai gali sudaryti tokią tarsi plėvelę, kuri neleidžia išgaruoti natūraliam drėgmės faktoriui, bet jeigu oda, tarkim, turėtų kažkokį turėti savo natūralų metabolizmą, tarsi kvėpavimą, tai ta užklijuota plėvelė, jinai gali tiesiog blokuoti prakaito sebumo išsiskyrimą ir to pasekoje dar labiau užkimšti ir jinai labai sunkiai pasišalina nuo odos. Tai aš jau nekalbu apie plaukus. Jeigu pradžioje panaudojus ten kokį šampūną ir kondicionierių su silikonais, plaukai atrodo super glotnus, kokie jie dar nėra buvę, tai paprastai po 5 naudojimo plaukų būklė vis blogėja ir tada nesuprantama priežastis. Taip, tai dabar patryniau tas vietas, kurias norėčiau labiau paeksfolijuoti. Nereikia labai daryti to agresyviai, bet aš tarsi jaučiu tokį malonumą ir norą kažką dar šiek tiek ir nueksfolijuoti ir palieku keletą minučių. Tai nėra skirtumo, kada darote šią procedūrą. Iš esmės galima turėti tokį defaultinį susitarimą rutinoje, kad jeigu naudojate silikonus, daug makiažo ar SPF, galite naudoti kiekvieną vakarą kaip papildomą nuvalymo priemonę. Į savaitgaliais arba kažkelintą dieną, jeigu norite papildomos gaivos, prasivalyti šiek tiek odą, naudojate pagal poreikį, nesvarbu kurio paros metu, tarkim kaip šiandien mes darom tokį mini facial variantą. Ir šilumoje suveikia visi enzimai ir galima jau po truputėlį nuvalyti odą. Ir eisime link kitų etapų. Aš dar turiu tokį veidrodėlį, tai šiek tiek pasisuksiu, kad nepalikčiau nieko. Jokių produktų papildomų. Ir visada jausmas po šios kosmetikos yra super malonus, nes jinai nėra per daug agresyvi, nepridėta nieko, kas galėtų kompromituoti odą. Kaip tik ją reikia puoselėti, išsaugoti jos tą apsauginį barjerą, kuris suteikia tarsi odai tokią apsaugą ir imunitetą. Pamenu, dalinosi Nuori vadovė apie masterclass ir atėjo 24 metų mergina, kuri turėjo jau klaikiai išbertą odą, nes paklaususi, ką naudoja 25-24 metų mergina, ten buvo viskas, kas įmanoma. Visos rūgštis, retinoliai, šveitikliai, skrabai, enziminiai ir kokie tik tai nori. Ir aišku, kad jauna oda, jinai turėtų turėti tik tai palaikymą, kad nesugadinti jos grožio, kuomet yra viskas gerai. Kai reikia spręsti problemą, tada, sakyčiau, reikėtų jau konsultuoti su specialistais. Šiaip dabar, nežinau, ar matosi, atspindys nuo šviestuvo, nuo lempos, bet tiesiog kakta, viskas atspindi šviesą ir kaip tik šiandieną turėsiu vėliau makiažą. Tai manau, kad bus idealiai paruošta oda ir norėsis tokio tik tai lengvo sluoksnio, labiau, kad matytųsi odos sveikata ir grožis negu kažkoks tai kosmetikos produktas. Bet efektas, aš jau matau, kaip net mano nosis atspindi šviesą, labai labai fainas pojūtis. Jeigu jūs kartu darote tą patį, tai tikiuosi džiaugiatės tais pačiais rezultatais. Eikime dabar prie toniko, kuris iš tiesų labai fainas dalykas naudoti tiek ryte vakare. Turėjote gauti tokį mėginuką, ant jo užrašyta Gentle Glow Tonic. Aš turėjau, žinoma, didesnę pakuotę, nes labai mėgstu naudoti jį vieną kartą dienoje, dažniausiai vakare po visko, bet kai noriu atsigaivinti ir pajausti tą tokį, nežinau, malonų pojūtį, aš jį naudoju ir rytais. Šiek tiek yra kitoniškumo šiame tonike, kuris jau pats tas žodis glow nusako, kad turėtų būti kažkoks tai eksfolijuojantis.
Į jį įeina ir klasikinės hidroksi alfa rūgštis, bet ir naujoji tokia PHA kaip laktobioninė rūgštis, kuri veikia panašiai kaip klasikinės AHA rūgštis, bet kur kas švelniau. Tai iš principo čia įeina ir iš bananų, ir iš vynuogių, ir iš mango klasikinės alfa hidroksi rūgštis, ir be to dar yra moliūgų fermento ekstraktas, lakto bacilos, tai ir yra ir toks kaip mikrobiomas palaikymas. Ir labai fainas ingredientas yra natūraliai iš, ten rašo sugar corn, tai, bet vis tiek, sakykime, 100% ekocerto natūralios kilmės propanediolis kartu su glicerinu, kuris veikia kaip humektantas, tai yra pritraukiantis drėgmę. Tai vadinasi, kad šitas tonikas, jisai turi švelnų gebėjimą eksfolijuoti odą, pašalinti negyvas ląsteles, patraukti poras, ypatingai papilkėjusiai, besikemšančiai odai, praradusiai tokį gyvybingumą. Labai tikrai naudinga naudoti, bet tuo pačiu šitas tonikas neturi tokio smarkiai sutraukiančio pojūčio odos ir būtent veikia kaip humektantas, todėl atrodo, kad tiesiog oda yra atgaivinta, bet iš esmės mechanizmas tikrai veikia palaikančiai ir po kiek laiko tikrai pastebėsite skaistesnį efektą, nes rūgštis suveikia švelniai. Tai manau, dabar tokie visi paruošimo ir nuvalymo etapai yra atlikti ir galbūt fainiausias toksai ritualinis etapas, tai būtų būtent toks mėginukas Supreme Moisture Mask ir panaudojimas, net negaliu sužiūrėti savo kaktą, vis tiek akis krypsta. Tai panaudojimas yra dvejopas. Galima naudoti kaip naktinį kremą, arba galima naudoti kaukę 2, 3 ir 100 kartų į savaitę, turbūt pagal poreikį, kada kyla noras kažkaip, nežinau, užsidėti kaukę, pamaitinti odą. O ingredientų čia yra tikrai labai smagių. Pirmas pagrindinis be vandens, tai įeina damasko rožė. Tada turime net keletą rūšių pačios hialurono rūgšties, skvaleno, niacinamido, ramunėlės, sviesmedis, avokado aliejus. Visos medžiagos yra visiškai natūralios, vėlgi ta pati natūrali kilmė. Ir pati tekstūra, toks tarpinis variantas tarp kaukės ir tarpinis variantas tarp kremo. Ir aš tikrai žinau, kad daugelis mano klienčių labai mėgsta naudoti vietoj naktinio kremo ir tikrai nėra to tokio atsikeli kažkokia tai riebaluota ir, nežinau, kad per daug atrodo, per gausu kažko per daug, nes jisai visai smagiai įsigeria. Ir galima tiesiog palikti 10-15 minučių priemonę ir palaukti, kol oda sugers viską, ko reikia. Ir šiaip galima dabar pasidaryti eksperimentą ir stebėti, netgi masažuojant. Labai rekomenduoju pasidaryti masažą, kieno oda, pavyzdžiui, šaltuoju metu šerpetoja. Ir vietoj to, kad naudoti kažkokius ten agresyvesnius bružinimus odai, kai yra kažkokie šerpetojimai, ją ten draskantis ir prikrapštant, šiek tiek riebesnė priemonė ir sukamaisiais judesiais labai gražiai pasišalinama visos tos negyvos ląstelės. Ir tą aš pastebiu, nes aš kartais panaudoju kitą mūsų serumą iš kitos kompanijos, Teramidų su retinoliu. Ir kai būna po kokio gero pusmečio, oda atpranta po vasaros prie retinolio ir vėl reikia grįžti palaipsniui. Tai aišku, kad aš neturiu kantrybės, aš atsimenu, kad atėjo ruduo, jau nebesideginu, tai pabandysiu retinolį. Ir tada aš taip jau gausiai užsitepu ir tada po 2 dienų stebiuosi, kodėl mano oda šerpetoja. Tai natūralu, tas pirminis poveikis yra toksai. Tai tas masažas, šiltų pirštų poveikis, tikiuosi, nežinau, darysite tą patį, ką ir aš. Ir dabar keliaujam prie dekoltė zonos. Ir irgi lygiai taip pat masažuokite į kaklą, giliau, jeigu turite galimybę, jeigu
darote tai vonioje, tai aš manau, kad galite pasidaryti visą pilną ritualą. Ir labai malonus pojūtis, net nenoriu nusivalyti. Įsitrinsiu ir į rankas. Jurgita, gal galim įjungti mikrofoną ir paklausti, gal kokių nors klausimų kyla, jeigu stebi mūsų šitą live procedūrą arba kažkokį tai feedbacką norėtų pasidalinti merginos. Tai kol kas dabar įtrinam priemonę į visas vietas. Aš tiesiog noriu, kad jinai ilgiau pasilaikytų ir pasižiūriu, ar aš čia nepraplėpėjau to viso būtiniausio laiko. Kaip ir neturim, ne, kažkokių tai didesnių klausimų ar susidomėjimų. Tai jeigu keliautumėm pagal visą rutiną, mes palaikėm kaukę 10, 15, 20 minučių galbūt per naktį ir tada galime ją nuvalyti ir keliausime prie kremo. Ir jisai tikrai yra ypatingas. Papasakosiu, kodėl. Daugelį metų naudojau Nuori vitalinį kremą. Vėlgi, nėra jokių papildomų medžiagų. Ir pasižiūrėjus ingredientus, tai yra viskas nurodyta, o tie ingredientai, kurie yra iš 100% ūkių, kurie turi sertifikatus, tai yra dar pabraukti. Ir vitalinis kremas, jisai buvo šiek tiek toks labiau maitinantis, lyginant su The One kremu, kurį jūs gavote. Bet kas yra smagiausia, kad One kremas ir iš tiesų turi visko, ko gali prireikti kremui, turint omeny, kad yra alternatyva pačiam retinoliui. Viskas, šiek tiek nusisausino ir galėsim keliauti prie kremo, nes labai noriu viską teisingai atlikti, kad nieko nereikėtų man šiandien daugiau daryti tą progą. Taip, tai jūsų kremas atrodytų štai taip ir mano atrodo taip. Kuom jisai yra ypatingas? Tai jame yra sudėti visi moderniausi, labiausiai gal kliniškai ištirti ingredientai, kurie palaiko odos sveikatą. Tai nėra nieko agresyvaus, nes niekada Nuori nedėtų į kažkokią tai intensyvesnę priežiūrą, kažkokių labai agresyvių medžiagų, kurias gali sukelti sutrikimą, labiau priešingai palaikyti odą ir neužgožti jos natūralių procesų. Tai yra pagrindinis, šešetukas. Niacinamidas, tai vitaminas B3 ir jis dabar, aišku, jau išgyvena aukso amžių tiek serumuose, tiek kremuose ir jį deda tikrai į daugybę produktų. Jisai mažina raudonį, randelius, sakykime, gal tokį ir hiperriebalų sekreciją ir puikiai veikia į tokią kompromituotą, pabertą odą, ją ramina. Keramidai. Jie suteikia tokį epidermio vientisumo užglotninimą, pamaitinimą, hidrolipidinės plėvelės ir saugojimą. Minėjau, kad yra augalinis retinolis, tai cistanolio patento alternatyva retinoliui. Tai jūs išvengiate keletos tokių dalykų, kad galite būti saulėje, nereikia papildomai saulės apsaugos. Ir visiškai nesukelia kažkokio papildomo jautrumo, nereikia adaptuoti odos, kaip kad reikėtų su, pavyzdžiui, kokiu nors retinolio junginiu. Toliau turime hialuroną, 2 skirtingų hidrolizuotų fermentuotų molekulių. Įeina peptidai, kurie turi jauninantį poveikį ir odos struktūrą gerinantį poveikį. Vitaminas C, antioksidantas, labai smagiai pašviesina odą, mažina randelius, suteikia tokio skaistumo pojūtį. Pantenolis vitaminas, kitaip tariant, B5, ramina sudirgimus, tiesiog apsaugo odą ir neleidžia, kad išsiprovokuotų kokia nors
pašalinės reakcijos ir vitaminas E veikia kaip antioksidantas. Gerai, pabaigsiu dar su savo kaklu ir manau, kad kremą pritėpiau gausiai čia jums viską bepasakojant. Bet gerai, šalti orai, reikėtų jau irgi pagalvoti apie savo odos apsauginį barjerą, nes temperatūra iš kondicionuojamos patalpos, iš šildomos patalpos, į lauką, į automobilį, į sportą labai stipriai paveikia odos vientisumą ir tada gali darytis įvairiausios odos problemos. Aš jau nekalbu ten apie išsausėjimą, bet to pačiu ir ekscesyvus riebalavimasis, odos mišrumas ir kartais atsiranda, kodėl dažniausiai paūmėja peroralinis dermatitas žiemos metu, aišku, provokuoja jį ten kokios nors pastos su fluoru ir kažkokie agresyvesni prausikliai, ko neatsitikdavo galbūt vasarą. Tai vėlgi ta temperatūrų kaita ir odos neapsaugojimas nuo vėjo ir nuo šalčio, nes ateinam į šiltą, tada vėl einam į šaltą ir ta oda tikrai gauna nemažai streso. Tai irgi vienas iš tikslų galėtų būti ją nuolatos raminti. Ir labai smagus, ir nežinau, kaip aš su savo tokiam rankom bandysiu atidaryti kartu, nes man kaip tik vakar pasibaigė nori paakių kremas. Viskas lysta, reikės kažkaip kreatyviai čia man jį dabar nuplėšti. Ir šitas paakių kremas, tikrai vienas iš geriausiai buvo parduodamų produktų, kas pabando. Jisai turi ne tik kad raminančių ir maitinančių ekstraktų, bet ir labai didelį kiekį hialurono rūgšties. Ir toksai geras balansas yra tarp to, kaip kremas gali maitinti odą ir kartu drėkinti, bet nesijausti jo ant odos, jie kažkaip sugebėjo labai gerai sumiksuoti formulę. Tarkim, būna tokie kremai, kur tarsi atrodo reikia užtepti daug, išsispaudžia ir tada jis stovi ant odos. Aš nemoku paaiškinti tokio jausmo, bet kažkoks tai visada jį jauti, atrodo pačią priemonę, jinai iki galo neįsigeria, bet jinai ir yra ir tarsi maitina, bet nuvalius ir nuplovus odą, paakius vėl tarsi tempi ir jie kažkaip tikrai neatrodo geriau, negu prieš tai buvo panaudojus tą visą priemonę. Tai čia reikia, netgi man dozatorius išspaudžia per daug, negu man norisi, nes užtenka labai nedaug, aš dažniausiai labai stengiuosi švelniai paspausti tą dozatorių ir padalinti dozę į 2 kartus, kad tik tai šiek tiek būtų produkto, nes jisai ne tik, kad puikiai susigeria, bet iš karto toksai pojūtis, kaip relief sensation, tikrai atrodo, kad viskas malonu, gera ir užtenka. Ir labai gražiai gulasi vėliau visos kosmetikos priemonės, leidus šiek tiek įsigerti ir ypatingai žiemos metu, ypatingai kieno jau paakiai linkę raukšlėtis, kas labai mimikuoja smarkiai ir atsiranda tos mažos vištos kojelės ir aplinkui akis tos mažos raukšlelės, tai yra būtina atstatyti vientisumą, pamaitinti, pridrėkinti iš išorės. Ir kad jie visada tarsi juos palietus dienoje, jie jaustųsi, kad jie neišsausėja, kad yra jie drėgni ir putlūs. Tai manau, šitą užduotį puikiai atlieka šitas kremas. Man tikrai ir jis nei per daug kvepia, nei per daug riebus. Manau, jūs tikrai įsitikinsite, koks jis yra fainas produktas. Tai va toks būtų šiai dienai nori rutininis etapas ir manau, kad atlikus tą visą procedūrą, kuri iš tiesų su mano pakalbėjimais, bet žiūrim 30 minučių, bet turbūt viską greitai darant, be ilgų pasakojimų, užtruktumėt daugiausia gal iki 10 minučių, bet turite viską, ko gali prireikti, netgi sakyčiau, profesionaliai procedūrai kabinete, be kažkokių tai agresyvesnių priemonių ar rūgščių. Ir tikiuosi, tikrai buvo naudinga visa šita rutina.
ilgai galvojom, ką į ją sudėti, kad atitiktų tiesiog visus odos poreikius ir padengtumėm visus priežiūros etapus. Tai tiems, kas pažiūrėjo, išbandė, būtų labai įdomu man išgirsti kažkokį tai jūsų atsiliepimą, feedbacką, galite parašyti ir elektroniniu paštu arba man į Instagramą. Man tiesiog labai smalsu, kaip inkorporavote ir kokie jūsų atsiliepimai apie pačius mokymus, nes produktų yra gerokai daugiau linijoje, bet manau, kad visai būtų smagu padaryti ir link vasaros kažkokį tai ateinantį visai jau kitokį rutinos mokymą, bet visada įdomu išgirsti ir jūsų atsiliepimus. Tai ačiū tiems, kas prisijungė. Tikiuosi, kad peržiūrės, kurios nespėjo. Tai linkiu Jums gražaus šeštadienio, gražaus savaitgalio ir atsiminkite, kad iš tiesų ta filosofija tausojanti odą tikrai ilgalaikėje perspektyvoje labai pasiteisina, nes oda tai tikrai viską atsimena. Tai atsisveikinu labai, ačiū ir iki kitų kartų.